Na, o čia šį kartą pas mus atkeliavo Delfi kultūra ir M360 redaktorė, Delfi prekės ženklo vadovė Jūratė Žuolytė, kuri atsinešė kelias knygas vasaros skaitiniams. Sveika, Jūratė. Labas, Kornelija. Tai kaip suprantu, to lengvumo čia tikrai vasariško bus, ar ne? Jau paplūdimiui, tokiam sielai pripildančiam laikui tikrai bus kaip tik labai puikus pasirinkimas. Tikrai tai jos turi tokį šalutinį poveikį, kad kai jas skaitai, tai dirbti tikrai nebesinori, nori kur nors keliauti po šiltus galbūt kraštus, mėgautis kažkokiu lengvu laiku, įvairiais gyvenimo malonumais, gamta, nes čia labai visose knygose irgi tikrai daug ar gamtos, kažkokių gyvenimiškų santykių, tai žodžiu, vasaros atostogoms tikrai labai puikiai tinkamos knygos. Ir kas svarbiausia, po tam tikrus istorinius irgi laikmečius, kas man ypatingai patinka šitoje vietoje, tai kaip suprantu, pradėsime nuo šios gražios tokios purpurinės violetinės knygos. Taip, čia yra knyga Indigo sala, yra T.A. bestsellerio Po magnolijomis autorė, čia prieš porą metų buvo Po magnolijomis visiškas bestselleris, dabar išėjo nauja šios autorės knyga ir tokia labai romantiška, graži meilės istorija, taip pat moters savęs paieškų istorija, apie tai, kaip mergina tokia gyvenanti, iš pažiūros labai sėkmingą gyvenimą. Šių laikų terminais ją ir tam tikra galbūt influencerė galėtume vadinti, bet ji dirba ir kino aikštelių paieškų tokia darbuotoja, tokia yra įdomi profesinė, ieško, kur kurti filmus, ten viską organizuoja. Bet aišku, turi tokių savo vidinių problemų, kurių iš pirmo žvilgsnio galbūt nesimato. Ir visas jos sprendžiasi per tokį labai įdomią istoriją, kaip jinai atvyksta į salą, tokią kaip keistą salą, galbūt galvodama, galbūt ten galima nufilmuoti filmą ir sutinka ten tokį keistą vyriškį. Iš jų įsivesga tokia, irgi, aišku, labai keisti ir intriguojantys santykiai, ne viskas taip paprasta, jis irgi toks atsiskyrėlis, jisai nesuprasi, ko jis nori, visi kiti aplinkui jo bijo, bet tarp jų užsimesga tam tikra draugystė ir vyksta ir jos savęs paieškos istorijos, ir jų meilės istorija rutuliojasi, ir jos gyvenimo prasmės paieškos, galvojimo apie tai, kas yra, kokios profesija, ir taip pat jinai sprendžia savo tam tikras praeities traumas. Tai tokia labai ir lengva, ir įtraukianti, kur tu tikrai verti kiekvieną puslapį, ir labai graži, šilta knyga, irgi daug tokios gamtos, kur taip norėtųsi pabūti tokoje aplinkoje, kaip prašo čia. O, tikrai labai vasariškai ir atostogiškai skamba. Galime keliauti prie kitos, ar ne, knygos, kaip suprantu. Aha. Taip, labai gražus viršelis, man šitas Raudonasis paukštis gieda, autorės tokios A.O.F. Fitzpatrick knyga. Ji įkvėpta tikrų įvykių. Čia buvo 19 amžiaus pabaigoje Vakarų Virdžinijoje įvykdyta žmogžudystė, kad, iš pradžių tai netrodė kaip žmogžudystė, atrodė tiesiog, susikūrė jauna šeima ir vos po 3 mėnesių jaunamartė, pavadinkime, miršta. Ir visi galvo, kas čia atsitiko, kad, jie buvo tokie laimingi, čia tokia buvo idilė. Bet viskas, ne taip paprastai, kaip atrodo. Jos mamai netgi kuri galvoja, kad turi kažkokių antgamtinių galių, galvoja, kad šnekasi su dukros vėle, čia, galima visai vertinti, ar tai tikra ar netikra, bet yra, ir tokių realesnių įkalčios draugė įtaria, kad, kažkas čia yra ne taip. Ir vyksta procesas, aiškinamas, ar galėjo būti, kad tas vyras, kuris iš išorės atrodo toks, visiems atrodo jis tobulas, kad čia jis kažko prie to prisidėjęs. Ir tai iš tikrųjų, yra vykęs teismo procesas ir labai įdomu, kas man buvo stebėti, be abejo, tai yra romanas pagristas to realiai vykusiu procesu, bet kaip buvo vertinama, kad ne tiek kažkokius įkalčius rinkti, bet pagal asmenybę. Jeigu tu esi labai geras savo amato atlikėjas, tai negi tu galėjai kažką nuskriausti, ar jeigu tu ten man paskolinai, kad nors dar kažką, viskas vertinama, dabartinėmis akimis atrodo, neįmanoma, negi galima taip akis užmerkti, kartais net prieš nekivaizdžius įrodymus. Tarsi stereotipiškai šiek tiek, ar ne? Ir daug ką pasako apie žmonės. Taip, dalykas. Labai. Ir irgi galima, ir santykių įtampas įvairias nagrinėti, pažiūrėti, ar galbūt ir mes patys nekartojame tokių klaidų, kurios čia yra daromos, verta pasimokyti, panalizuoti, bet tai irgi bus, toks malonus skaitinys. Toks laikas savirefleksijai, nes vis tik taip pažindami kitus, mes taip kartais ir su savimi labiau susipažįstame, tai štai per asmeninės istorijas tam tikrų žmonių, kurie čia yra aprašomi, tai daug galim reflektuoti. Taip, tikrai, išties. Tai, galime judėti toliau. Tekėklį kupė, Shelley Reid knyga. Tai čia jau vien kaip ant viršelio rašoma, kad tai yra ten, kur gieda vežėjai skaitytojams, tai išties, ten, kur gieda vežėjai, manau, netgi kas neskaitė, turbūt girdėjo, ir filmas paskui buvo, tai,
Panašios atmosferos knyga. Vėlgi yra labai daug gamtos ir vėl pagal tikrą istoriją apie tai, kaip Amerikoje, Kolorade yra miestelis ir žinoma, kad bus keičiama upės vaga ir kad jo tiesiog nebeliks, nes visa upė tiesiog jį nuplaus. Ir visame šitame fone gyvena šeima, gyvena mergina, kuri įsimyli vaikinuką, prieš kurį vėlgi visi yra nusiteikę, nes jis tiesiog yra kitos rasės. Ir kaip klostosi jų istorija, kaip visi yra nusiteikę, kaip jie svarsto, ką daryti. Na, yra labai daug ir čia ir tragiškų įvykių, tai ne tik linksma knyga. Ir irgi galvojanti, kaip visame tame išlaviruoti, tarp įsipareigojimų savo šeimai, tarp naujai užgimusios jos pirmosios meilės. Ir, galiausiai ji, nesinori labai daug visko papasakoti, bet ji irgi pabėga gyventi tiesiog gamtoje ir kaip ten jį mato visą gyvenimą, kiek pradeda pažinti visai kitomis akimis, nes tas jos mylėtas vaikinas irgi jis, tiek gal galiu pasakyti, indėniško tokio kraujo kaip ir turėjo ir jisai turėjo savyje labai daug tokių vos ne antgamtinių galių ir irgi pradeda jausti, supranta, kaip gamta su jie bendrauja, kaip su jie elgtis ir jie visai kitaip kuria gyvenimą. Ir tiesiog atrodo, kad tu kvepuoji tuo visų gamtos gamtovaizdžiu, tai tikrai įsiliejimas su gamta. Taip, tikrai ir pasižiūrėjimas irgi mūsų gyvenimus, į mūsų tą kažkokį ir gyvenimo tempą, kaip mes čia gyvename ir vėlgi yra graži. Meilės istorija yra tik dalis, nepavadinčiau, kad tai meilės romanas, nes tai yra, taip, tai yra svarbi dalis, bet iš jos išsiratuliojo paskui kur kas daugiau kitų įvykių. Bet irgi ir gyvenimiškos istorijos, tokių gyvenimiškų dramų mėgėjams tarp tėvų ir vaikų santykius, kas mėgsta analizuoti, bet taip pat irgi atsiskleidžia ir Amerikos tų laikų kontekstas labai gerai pasimato. Oho, daug skirtingų motyvų vienoje knygoje, ar ne? Taip. Daug skirtingų istorijų, tarsi linijų. Taip. Ir pabaigai, ką čia veikia dabar mūsų mėgstamas turbūt daugelio literatūros amžininkas? Tai čia autorius, kurio aš tikiu nebereikia tikrai niekam pristatinėti, Gabrielis Garcia Marquezas, tokia nedidelė knygutė, susitiksime rugpjūtį ir prarastas romanas, kaip yra rašoma, ir tai iš tiesų, jį galima taip vadinti, tokia nedidelė knyga, bet labai rimta, tai yra paskutinė Marquezo knyga, jis ją rašė jau, jausdamas, kad artėjo gyvenimo pabaiga ir iš tiesų jis netgi pats negalvojo, kad jinai pakankamai tobula, kad ją verta išleisti. O kas taip nusprendė tada? O jo agentai ir jo sūnus, jie svarstė, nagrinėjo, jie rinko, nes jisai rašė daug visokių juodraščių, jis dėliojo tokį variantą, ir iš to visko, ką jis rašė, sūnus kartu su literatūros agentų pagalba nusprendė, kad ne, visgi galbūt jis tiesiog buvo, ar per savikritiškas ir galbūt jaunas garbingas amžius jam nebeleido pačiam priimti teisingo sprendimo, kad tai tikrai verta dėmesio knyga ir jie nusprendė ją išleisti ir aš irgi manau, kad jie padarė teisingą sprendimą. Jinai yra tokia, man jinai kitokia negu Marquezo kitos knygos, nes jisai labiausiai irgi žinomas tas kaip magiškojo realizmo atstovas, tai čia to nėra, čia yra tokia gyvenimiška istorija irgi, kur žmonės svarsto apie savo pasirinkimus, apie tai, kaip jie gyvena, apie galbūt prarastas galimybės, apie tai, ar jomis pasinaudojo ar nepasinaudojo, tai kai autorius rašo ją savo gyvenimo saulėlydyje, tai turbūt, kylantis daugam tie klausimai, kaip visada pas jį, taip, daug erotikos yra, daug meilės istorijų, daug vėlgi tos tokios, gaivališkos atmosferos, tai tokia labai, iš šių, sakyčiau, rimčiausia knyga, bet irgi tikrai nėra, kad ją būtų sunku skaityti, bet skaitai irgi ir apmastai irgi, kaip čia gyventi ir kaip tu galbūt susimastysi, ar visada gyveni taip, kaip nori. Taip, tai man skamba taip, kad visos knygos skirtos tokiam sustojimui, pažvelgimui į save, į aplinkinius ar ne, šiek tiek tokiam nusiraminimui, negalvojimui apie kažkokius tai rimtus dalykus, kas aplinkui vyksta, politikas ar kitus, bet labiau apie santykius, apie gyvenimą. Apie gyvenimą, taip, tikrai taip. Tai ačiū labai, Jūratė, tik dar paskutinis klausimas, o kas pačią tave labiausiai nustebino šiose naujienose ir kas net labiausiai patiko, taip, jeigu taip nuoširdžiai reikėtų pasakyti? Taip, nuoširdžiai, tai kadangi ir laikau šią knygą, tai man iš tikrųjų iš šių, visos jos tikrai yra vertos dėmesio, bet man tai, aš tikrai esu Marquezo gerbėja ir ši knyga man tokia labai, labai gili, labai paliečianti širdį ir labai, Marquezo talento, niekas nenuginčys, kur kiekvienas sakinys, nors jam taip ir netrodo, kad jis juos pakankamai išglostė, bet man atrodo, kad tikrai yra kiekvienas apgalvotas žodis sudėliota, kur skaitai ir atrodo, matai vaizdus, jauti žmogaus emocijas, beje, pagrindinė veikėja yra moteris, bet jis sugeba kažkaip
kažkaip tai perteikti jos emocijas. Tai mano favoritė šita, bet jokių būdų neturi būti ir visų kitų galbūt bus visai kitos knygos. Taip, aišku, Markeso skaitytojai ir gerbėjai irgi labai apsidžiaugs šią naujieną, aš net nebejoju. Tai ačiū tau dar kartą, Jūratė, kad čia užsukai dar kartą pas mus ir pristatėjai savo knygų naujienas.